Ar kada nors susimąstei, kodėl prarandi pasitikėjimą savimi? To priežastis gali slypėti tavo kasdieniuose įpročiuose. Šiame vaizdo įraše aš atskleisiu, kokie 3 pagrindiniai įpročiai nepastebimai naikina tavo pasitikėjimą savimi. Sužinok, kaip juos atpažinti ir pakeisti, kad galėtum jaustis stipresnis ir labiau pasitikintis savimi kaip niekada anksčiau. Pirmas įprotis yra porno. Tai tema, apie kurią mažai kas šneka, tačiau labai svarbi, kurią noriu trumpai paliesti. Porno ne tik iškreipia realybės vaizdus, paverčia tave stebėtoju, kai tu viską žiūri iš šono, o ne pats tai darai. Dar blogiau, naikina tiesiog tavo pasitikėjimą savimi, tavo stiprybę, tavo energiją. Noriu tavęs paklausti, kaip jautiesi po visko? Atsakysiu, jautiesi prastai. Tavo energija krenta, tau sunku išlaikyti akių kontaktą su kitais žmonėmis, nėra motyvacijos kažką daryti, jautiesi tiesiog silpnas. Tuomet pradedi ieškoti dar daugiau malonumų, nes tuo metu, kai tu baigi, tau sukyla labai didelis dopamino lygis ir norint jį susigrąžinti, tau reikia dar daugiau malonumų. Šis dopamino lygis būna pakilęs kur kas aukščiau negu visi kiti. Dažnu atveju tu ieškai daugiau malonumų ir ko pasiekoje vėl grįžti prie to pačio, dar su vienu kaltu video. Todėl šį įprotį turi pašalinti iš savo gyvenimo kuo greičiau. Nesvarbu, ar per vieną dieną, ar per ilgiau, bet turi tai mažinti, kol visiškai atsisakysi. Labai daug pasaulio vyrų yra įklimpę į šią aferą, todėl nebūk vienu iš tų, susigrąžink savo pasitikėjimą savimi ir būk stipriu. Antras įprotis – nesveikas maistas, toks kaip cukrus, riebus, perdirbtas, šaldytas maistas ir net didelis vaisių kiekis tau nesuteiks energijos, kurios tau reikia, bei sumažins tavo pasitikėjimą savimi, nes jeigu atrodysi prasčiau, tai ir mažiau savimi pasitikėsi. Noriu tavęs paklausti, kuris liūtas bus stipresnis, piktesnis, ryžtingesnis, alkanas ar sotus? Manau, mums abiems aišku kuris. Todėl mano patarimas, jeigu labai mėgsti nesveiką maistą, pasilik vieną dieną per savaitę, kada leisi savo paslepintais visais skanumynais. Tai pavyzdžiui, sekmadienio vakaras. Pasilieki vieną dieną, pavalgai kiek nori, visom kitom dienom laikaisi režimo ir būsi savimi pasitikintis bei stiprus kaip niekada anksčiau. Trečias įprotis yra lengvas dopaminas. Šiais laikais dopaminas yra vienas lengviausiai gaunamų ir daugiausiai nematomos žalos padarančių dalykų. Dopaminas yra cheminė medžiaga, kuri gali būti aktyvuota tiek darant gerus, tiek blogus dalykus. Jeigu pradedi dieną, pavyzdžiui, nuo vaizdo žaidimų, socialinių tinklų, lengvai pakeli dopamino lygį, tačiau vėliau prarandi malonumą sportuoti ar atlikti naudingus dalykus. Mano patarimas – pirmos dienos dalį paskirk darbui, sportui ar naudingai veiklai, o vakare, jeigu nori, gali leisti savo lengvo dopamino. Apibendrinus, venk porno, nesveiko maisto, lengvo dopamino ir tavo pasitikėjimas savimi bei stiprybė pakils natūraliai. Jeigu buvo įdomu ir patiko mano vaizdo įrašas, tai paspaus būtinai subscribe. O jeigu nori, kad padėčiau asmeniškai atsikratyti blogų įpročių, tai gali užsiregistruoti žemiau esančių linkų nemokamai konsultacijai. O dabar išlik stiprus net ir pačiais sunkiausiais momentais.